Sveiki! Šiandien pakalbėsim, kaip su Python galima sukurti paprastą web sistemėlę, nes šiais laikais visi programuoja internetą. Yra daug visokiausių kalbų, su kuriuom tai gali daryti. PHP turbūt viena geriausiai žinomų. Taip pat dabar ant bangos labai yra su JavaScript, Node.js frameworkas. Kiti tai yra Ruby, Pythonas, mes mokomės Pythoną, tai mes su juo padirbėsim. Vėlgi, Pythonas turi daug įvairių frameworkų tam internetui kurti. Tai mes naudosim tokį vieną, kurį aš geriausiai išmanau, Web2Py. Ko jis geras, jis paprastas, veikia visur, labai nesunku pasileisti ir savyje turi viską, ko reikia, netgi redaktorių failų. Taip, kad galima pačią sistemą programuoti tiesiog su naršyklę. Taip, jį galima parsisiųsti. Windows'am tarkim tiks čia. Galima siūstis ir šitą, jis tinka visoms operacinėms. Taip, valio. Taip, mums parsinčia zipą, mes jį išarchivuojam, matom daug katalogų, neišsigrąžtam, susirandam Web2Py.exe. Ne čia. Tarp kitko, Windows'am skirta versija savyje turi ir patį Python. Tad nieko papildomai instaliuoti nereikia. Tiesiog parsisiuntus išsiarchivuoji ir pasileidi. Čia paleidžia tokį serveriuką. Paklausia, kokiu, kaip sakant, principu mes leisim. Kol kas leidžiam lokaliai, kol sistema pas mus tik kuriama. Vėliau galėsim pašėrinti savo tinkle, jeigu norim, kad kiti kompai galėtų jį naudoti. Pasvardą sugalvojam ką nors. Ir paleidžiam. Čia galim pasižiūrėti konsoliai, kaip jiems sekasi. Rodo, kuriuo adresu jisai yra paleistas. Galim tą adresą nueiti. Taip nepavyks. Galim čia. Taip tingisi. Pačiam rašyti. Pažymį. Enter. Taip. Jis pasirodo atidarė, tik aš nenorėjau patikrinti. Taip, ir turi kažkokią automatinę jau paruoštą programėlę, ne programėlę, bet internetinę programėlę. Welcome. Virioje čia gali kažką spaudyti, čia yra paaiškinimai, kaip tai vyko, bet mes tiesiog einam į administravimo konsolę, taip, panelę, įvedam savo ką tik sugalvotą slaptažodį ir pamatom, kas čia viduj kaip išdėstyta. Taip. Tarp kitko, šitas adresas reiškia vietinį kompą. Kartais vietoje rašoma localhost. Ir tas pats turėtų veikti. Atrodo, kad veiks. Tik per naują norės slaptažodžio. Gerai, veikia. Taip. Čia rodo, kad 3 web programėlės jau yra pakurtos. Galima peržiūrėti, kaip ten viduriai atrodo. Edit. Taip leidžia čia pasirinkti, reiškia, skirtingą perspektyvą tos programėlės. Mums dabar iš tų visų reikalų užteks vieno failiuko, bet pabandom sukurti savo programikę. Ką mes norim sukurti? Pradžiai mes sukursim labai paprastą chatą. Va čia, pokalbį tokį kambariuką. Mes galėsim rašinėti labas. Kaip gyvenimas. Ir mums čia parodo, kas parašė. Jau kas nerodo, kas rašo ką. Taip. Gerai, kaip tai darom? Sugalvojom, kad tai vadinsis chat. Use simple application. Great. Taip, sukūrė, valio. Duomenų bazė. Mums kol kas jų nereikia, bet mes jas nekreipiam dėmesio. Mums sukuria, svarbiausia bus kontroleriai. Tai yra, vadinkim, programos dalis, kuri kontroliuoja gaunamus ir duodamus duomenis, kai naudotojas bendrauja su serveriu, su jūsų programike. Taip, mes gal sukursim savo naują failiuką, pavadinsim jį. Taip ir pavadinsim gal. Chat. Bus chat, nieko baisaus. Kambarys.
pokalbių kambarys gausis. Jį galim redaguoti. Padarom, kad būtų taip. Kol kas turim labai primityvę, kaip sakant, funkciją tokią, index. Jis mums kažką grąžina, pabandom, kaip tai atrodo. Čia paspaudę matysim, kad atsidarys puslapis. Taip, mūsų chato kambarys ir jis labai tuščias kol kas. Jame matome, tiesiog yra ta mūsų žinutė ir dar papildomai čia tokia apdaila, pavadinkim. Pasidedam, kad galėtume palyginti. Taip. Dabar kaip programa žino, kad reikia iškviesti čia mūsų šitą kodą. Yra chatas, tai mūsų aplikacija, programėlė, appsas, čia kambarys vadinamas jo kontroleris, yra failas Pythono tiesiog. Ir index yra tame faile funkcija, kuri dirbs. Taip, čia yra papildomi tokie debuginimai, vadinkim, reikalai, kad galėtum stebėti papildomai, kas vyksta. Yra, tada siunčiama užklausa į puslapį. Čia jos visa, kaip sakant, informacija, ko reikia ir ko nereikia. Matom čia daug makaronų. Ir taip pat yra gražinama kažkokia informacija. Taip. Responsas traukiam. Sesijoje galima saugoti duomenis, kurie bus naudojami tik tavo naršyklės prisijungimo metu. Atjungsi, jie bus užmiršti. Mes to biškai pasinaudosim. Duomenų bazėje jau yra kelios lentelės. Čia pasirūpina mūsų WebTipI. Jis sukuria userių galimybę prisijungti. Esmė yra out user, bet jie dar gali, kaip sakant, teisės visokias paskirstyti, į grupės userių sudalinti ir panašiai. Mums jų kol kas nereikia. Tiesiog. Ir dabar čia visą tos, vadinkim, apdailą padarė tam tikrą magiją, kurią mes galim irgi laikinai panaikinti. Ir dabar mes gausim tiesiog pliką tekstą. Galim pažiūrėti puslapio šaltinį, o tiesiog plain tekstas toksai. Ką galim padaryti? Galim įdėti kokį nors HTML tagą ir pažiūrėti, kas gaunasi. Paaiškėjo. Truputį persitvarkėm, kad matytume patogiai tos langus. Dabar truputį pakalbam apskritai, kaip šitą web appsas dėliojasi. Čia matom, turim daugiau failų visokių. Anksčiau jau truputį užmetėm akį. Yra modeliai skirti duomenų struktūrai aprašyti, duombazėm, trumpai tariant. Kontroleriai, tai vieną iš jų mes dabar tvarkome, reiškia, duomenų perdavimo kontroliavimui iš vartotojo ir atgal jam. Views tai yra kaip duomenis pateikti išvaizdos aprašymui. Ten, kur buvo ta apdaila, tai buvo vienas iš viewsų pritaikytas. Kol kas mes jų nelysim, vėliau, jeigu norėsim. Čia moduliai, jeigu norim papildomų kažkokį Pythono modulių kelti į savo appsą, tiesiog dalis logikos, kurio nebūtinai čia sukasi kontroleriuose. Statiniai failiukai, tai visokie JavaScriptai, gali būti CSS failiukai, kurie, čia dar žiūrėjau, web fontai. Reiškia, ta informacija, kurios mes neprogramuojam, bet jinai mums reikalinga puslapiui gražiai atrodyti. Tai privatus kažkokie tai dalykai, net nežinau tiksliai, kam tai reikalinga. Na, padarom, kad šiek tiek būtų įdomiau. Padarom datetime. Import datetime. Kad įstikintume, kad puslapis gyvas, mes kiekvieną kartą spausdinsim jo datą. Jeigu tai pavyks, pabandom. Datetime now. Taip, ir
Bandom išsaugoti ir pabandom atšviežinti. Internal error. Reiškia, datetime turėtų dabartinį laiką parodyti, tačiau jisai reikia paversti tekstu. Bent jau reikėtų parašyti str. Tai gauni errorą, ten su pilna informacija, kad nutiko kažkas negero. Čia visokių paaiškinimų, kurioje vietoje nutiko, pažymi tą eilutę, kurioje bėda, bet kol kas pabandom tiesiog. Dar error. Išsaugom ir tada jau error neberodo, nes buvo biškai neišsaugota. Ir matom, kiekvieną kartą atnaujinus pasikeičia sekundės. Gerai, reiškia, puslapis gyvas. Dabar reikia pagalvoti, kaip su tais atvaizduojamais duomenim tvarkytis geriau. Mes gal norėsim įvairių daug duomenų atvaizduoti. Su tais pliusiukais gaunasi terlionė. Yra šiek tiek geresni būdai duomenis pateikti. Tai pavadinkim čia pokalbį. Taip, ir datą mes įdėsim, vadinsim date format. Tokiu būdu. Bus pasakyta pokalbiai, bus nurodyta, kurioje vietoje atsiras data. Ir paskui format komanda leidžia nurodyti, kas bus toje datoje, reiškia. Čia mes pasirinkti galim kokį norim žodį. Reiškia, kažkokia reikšmė bus. Ir automatiškai tą reikšmę paverčia tekstui suprantamų dalykų. Ir dar ką mes padarysim? Padarysim dvigubų kabučių eilutę, kuri leidžia išdėstyti tekstą per kelias eilutes. Aš čia pasiruošiu. Taip. Po datos mes padėsim reiką, galim du breikus, kad biškai gražiau atrodytų. Šiaip tvarkingiau būtų dar tą brūkšnelį dėti, kur vienas tagas be uždarimo, tai čia priklauso brūkšnelis, toks lešas. Ir čia mes dabar norėtume kažkokią informaciją pateikti, kad bent jau useris galėtų įvesti duomenis. Taip, pasiruošiam formą, joje vienas laukelis bus teksto tipo ir jame turėtų būti pateikimi duomenis, kurie vadinti NSG, tipo message. Išsaugom ir pažiūrim. Taip, pokalbiai ir yra čia galimybė įvesti duomenis. Įvedam įvedėm ir nieko. Iš tikrųjų ne visai nieko. Tie duomenys dabar buvo perduoti mūsų formą. Netgi galima matyti, jeigu nenurodytas, kokiu būdu juos perduoti, tai yra toks vadinamas get būdas, kad duomenys išvardinami po klaustuko. Čia taip parašoma jų pavadinimas ir jų reikšmė. Tarpai pakeičiami pliusais. Enkodinama, kad būtų mažiau nesupratimų. Dabar tos duomenys mes pabandysim dėti čia, tarkim. Taip, žinutė bus apie čia atsiras. Ir kad neatsirastų, mes turim kažkur pasakyti. Mesgi gaus informaciją iš vartotojo užklausos, request, užklausos kintamųjų, ir ties kintamasis, tai vadinsis NSG. Saugom, pažiūrim, ar kažkas gaunasi. O, gaunasi. Čia aš suklydau, vardas daugiskaita turi būti. Saugom. Taip, bla bla parašė ir pataisybė dabar naujinis kiekvieną kartą, jis atsimena, nes čia buvo tas mūsų bla bla įdėtas. Jeigu ištrinsim čia esančius duomenis ir paleisim, prašys none, kad nėra jokios žinutės. Arba galim čia. Ja įrašyti ir jinai bus pakeista. Kažkas čia veikia, tik dabar matom mūsų chato istoriją visai neišsaugoma. Labas. Ir kaip einas. Užmiršom, kad buvo labas. Reikia juos kažkur saugoti. Pradžiai saugosim taip bukai. Vadinkim, yra sesijos kintamasis, session. Jame galima turėti taip nesunkiai naujų. Sesija yra kaip žodynas, tik per tašką duomenis galima priskirti ir pasiekti, nes taip patogiau užsirašo, mažiau sintaksės kabliukų, kabučių ir panašiai. Čia. Taip. Ir jeigu dar nėra, dar tai būna
Jeigu tokio elemento dar nėra sesijoje, tokio kintamoje, tai jis būna none. Tai galima patikrinti, if not session chat, jeigu tuščias, tai sukuriam session chat lygu, tai bus sąrašas žinučių. Tai dabar, jeigu gavom naują žinutę, jeigu ją gavom, tai padarom session chat send tą pačią mūsų keistąją žinutę. Dabar, kai mes jas turim, vadinam čia, tarkim, chat. Visos žinutės būtų arba log. Žurnalas, log. Ir čia dabar jau mes galim parodyti tas žinutės, kokios buvo. Session chat. Jeigu jų bus. Išsaugom. Pažiūrim. Kaip einas. Neblogai. Kaip einas, neblogai. Aišku, jas čia rodo dabar mums Pythono stiliui. Smagu. Kaip padaryti, kad būtų kažkaip tai net Pythono stiliui, galim visada sujungti eilutes dėl sąrašą esančias eilutes su specialiu jungtuku. Mes naudosime breaką. Jis mums automatiškai padarys vieną gerą darbą. Perkels jas į naują eilutę kiekvieną kartą. Išsaugom, pažiūrim. Taip, kaip einas, neblogai, smagu. Bet su saugojimu sesijai yra tokia elementari bėda. Jinai susieta su vienu naudotoju, reiškia, jo naršyklės sesija. Tai jeigu atidarytume kitą naršyklę, žiūrime pavyks, čia, inkognito, tai jinai bus tuščia. Ką mes čia pasakysim? Alio. Tai jam rodys alio, o šitam, turbūt, kad ne. Jam rodys, kad šiaip, smagu. Tai jie tarpusavį negalės susišnekėti. Dėl to duomenis reiktų saugoti kažkur serveryje, kad jie būtų pasiekiami visiems prisijungusiems žmonėms. Senas geras būdas yra naudoti tiesiog tekstinį failą. Naujas, modernus būdas, aišku, yra naudoti duomenų bazę. Bet mes pradėsim nuo seno. Taip, idėja tokia. Čia mums nereikės, galim užkomentuoti. Irgi užkomentuoti galim. Bet kai gaunam žinutę, mes ją įrašom į failą, papildydami failą. Open, tarkim, chat. File. Taip, right. Taip, ir rašom visą tokį. Ir dar pridedam perėjimą į naują eilutę, kad būtų failą gražiai viskas dėliota. Taip, failas bus pildomas kiekvieną kartą. Dabar mums reikės, aišku, dar tas eilutes atspausdinti iš failo. Tai jas paimsim. Taigi, įskursime chatui sąrašiuką tuščią pradžiai, tada atsidarysime failą skaitimui ir nuskaitysime visas eilutes į chatą. Ir tuomet mes čia jau galėsime tiesiog tą chatą kintamai naudoti ne iš sesijos, o čia nuskaityta iš failo. Saugom. Taip, pažiūrim. Dabar čia jau turėtų rodyti tuštoką vaizdą. O. Klaida susijus su failiuku. Jinai čia, sakant, papasakoja, esmė čia. No such file or directory chat text. Tai reiškia, tas failiukas dar nesukurtas. Gali naudoti Pythono gudrybę, try, pabando. O jeigu kažkas nesigauna, pavyzdžiui, failų nėra, tai, sako, tuo atveju reikia išimti ir prie chato tiesiog pridėti informaciją no message. Saugom, pabandom. Taip, kol kas nėra žinučių. Dabar mes tai rašysim, bla bla. Žinutė atsirado. Ok. Kita žinutė. Oi, rodo tik paskutinė. Aha, čia žioplas. Padariau, kad failą visada rašytų ant viršaus. A būsena reiškia, kad bus atendinamas failas, papildomas kiekvieną kartą. Nu gerai, dabar išsaugom. Alio. Kaip gyveni. Jau dabar matom, atsimena visas žinutės. Smagu. Bet ar jas atsimena rodys ir kitam naudotojui. Pabandom. Reiškia, čia dabar taip rodo. Čia tą žinutę ištrinam atseit.
Alio, kaip gyveni? Rodo ir vienam ir kitam tą patį. Gerai. Čia įrašė. Čia reiktų atnaujinti. Atnaujinant, čia pas mus bėda yra, kad būtinai paskutinė žinutė dar, jei nors neįvesta, kažką ten parašo. Bet rodo tą patį abiems. Taigi, nu, pažiūrim, kaip atrodo mūsų chatas, puslapio šaltinis. Taip, yra žinutės atskirtos line breakais. O jeigu mes norėtume padaryti kaip listą elementų, tada reiktų galvoti, nes čia breikai suveikia tiesiog kaip skirtukai. Čia breikai. O listė reikia, kad būtų iš abiejų pusių po tagą, reiškia. Užsidarantis listo item, užsidarantis list item. Tam galim panaudoti Pythono vieną gudrybę. Pradžiai pasiruošim čia patogiau tos duomenis išvardinti. Taip, logas. Dabar mes čia sujungsim su breikais, nebereikia jungti. Bet jie netrukdo. Bet mes chato elementus turėsim įvynioti į list itemus. Čia, tarkim, bus ordered listas. Tai po chato baigėsi. Ir chato elementus mes paverčiam tokiu gudriu būdu. Vadinasi, list comprehension. Taip. Listas, tarkim, na, plus. X plus, arba tiesiog galim pavadinti plus, kabutėse, uždarantis listo list item elementas, or in chat. Čia prasuka ciklą ir iš karto grąžina kaip sąrašą iš masyvo paimtus elementus kažkaip pakoregavę. Reiškia, šiuo atveju juos tiesiog įvynioja į list itemus. Pabandom, ar čia kažkas pagerėjo. Gal nes taip galima pažiūrėti. Nebandžiau taip. O, galima, bet kažkas nesigavo dar. Teisingai, jos reikėtų irgi sujungti. Kad ir tuščia eilutė. Galima su kokiu nors new line, kad gražiau atrodytų. O, taip, gerai atrodo. Galim dabar ką nors dar rašyti. Ir čia matom pasipildo. Kažką paspaudžiau, kažkoks didžių. Dabar mes norim matyti ne tik tai, kokios žinutės buvo, bet ir kas jas parašė. Tai mes pasižymim, kad forma mums leistų įvesti ir nickname'ą. Ir kad būtų aišku, kur yra kas. Parašom taip. To eilutėj. Na, tai primityviai parašom. Saugom, žiūrim, kaip atrodo. Taip, pačiu čia rašinėje, likas messages. Na gerai, dabar mes jau galėsim gauti duomenis niko, bet juos dar reikėtų kažkur tai įsisaugoti. Tai darysim primityviai. Į failą rašysime dvitaškį atskirtus, tai reiškia request var nickname'as, plius, tarkim, dvitaškis atskiria, galime tarpą padėti žinutę. O, kažkas nepatiko. Čia pliusas trūksta. Matom, iš karto errorą išmetė. Tai patogu. Dabar jos, kai nuskaitys, iš karto vieną eilutę, tai turėtų vieną automatiškai matytis. Petras. Čia. Aha, dabar nenori siūsti su enteriu. Reikia dar mygtuko, kuris formą išsiųstų. Taip. Tai mes pasirašom naują elementą. Jau matom, jis yra. Tai atrodo, kaip atrado. Tipas bus ne tekstas, o submit. Reiškia, atsiras mygtukas, value. Tai, ką rodys ant jo siūsti ir jį uždarome. Ir dabar galim rašyti. O, jau matosi, ką čia rašyti. Petras aš čia. Jonas, matai. Reikėtų gal iš kito vaizdo, bet nesvarbu. Jonas
aš ne. Petras Brauštynės, haha. Ir jūs jo nematote, o Jonas parašė tai, ką parašė. Ir kiekvieną kartą dabar vėl galima bus parašyti, kas rašo, ką rašo. Aišku, tas pats veikėjas neturėtų savo vardo kaitalioti, kaip pagalvoji. Tai tiesiog mes galim jo vardą išsaugoti sesijai. Jeigu jo vardas jau yra pateiktas, taigi, jeigu mes gaunam užklausoje duomenis apie nickname'ą, jeigu jis įvestas, tada mes priskiriam jį sesijos nickname'ui tokiam kintamajam ir jį naudosime prie formų, kad automatiškai užpildytų. Čia pasiruošime, kad būtų atliekami duomenys ir dabar tos duomenys turim paduoti štai čia. Ir pabandom išsaugom. Taip. Refreshinam. Parašė, bet ne čia biškį įterpė. Taip. Reiškia, reikia kitaip įterpti. Ctrl X. Būna value. Value. Jeigu. Tarp kabučių reikia, kad atsirastų tie duomenys, kad būtų tvarkingai. Nu, išsaugom ir dar pažiūrim. O, iš karto yra Petras. Nebereikia keisti savo vardą kiekvieną kartą. Ate. Petras atsisveikino. Taip, pažiūrim dabar tam, ką turime. O, visą informaciją. Dabar nickname'as yra none, jeigu tu nieko neįvedė. Nu, irgi variantas. Messages. Ate. Bet būtų gražiau, kad būtų ne none, o koks nors tada tuščias laukelis, jeigu nieko nėra. Oi, ne čia jau nukėlė. Tai tuščią laukelį padaryti gan nesunku. Tarkim, jeigu nickname'as none reikšmė, reiškia irgi nieko, galim pasakyti taip. Įdomiai, čia Pythono tokia idioma. Kad sako, bandom įvertinti šitą išraišką, tai jeigu šitą reikšmė tinka nieką, tai imam šitą reikšmę. Paskutinė reikšmė iš visų ims. Tai oras irgi bus kaip ir nieko reikšmė, bet tai jau bus kabutės, kad atrodys suprantamiau mūsų kontekste. Taip, nėra įvesta, tai prašom, kad čia Jonas. Jonsas. Čiau. Čiau. Na štai, dabar kaip atrodo tas failas, kurį mes sukūrėm. Kažkur jis yra čia pas mane prie... Taip, yra tas direktorija, kur Webtify išarchivavom. Čia yra tie visi mūsų appsai išvardinti, va ir mūsų kažkur čia yra su kontroleriais. Galim susirasti savo failiuką, jeigu labai norėtume. Kambarys, bet dabar mes nenorim. Mes einam pažiūrėti, dabar čia failiukas turi atsirasti čia. Ten, kur buvo paleistas, tam pačiam katalogė, kur buvo paleistas serveris. Na ir jis čia mums viską prirašė. Reiškia, norėdami mes galime čia pakoreguoti, partinti biškį ir taip toliau. Saugom. Žiūrim, ar pasikeitė kas nors. Taip. Galim partinti. Pasikeitė. Valio. Va, tarkim, mes norim padaryti, kad būtų taip, kaip čatuose. Vardas paryškintas. Na ir taip toliau. Bet kol kas turime taip. Tai mums reikia, kad tą žinutę, kuris saugoma tekstiniam failė, dabar išlukštent laukus, kuris yra nikas, kuris yra žinutės ir tekstas, ir juos kažkaip tai paboldintų tik vardą. Darom funkciją makeNicer, kuri paims eilutę iš to failo. Ją susplitinam pagal dvitaškį, tai kiek mes pačioj žinutėje dvitaškių nebus, ir tada parašom boldą niką ir paskui patišką vėl žinutę. Dabar čia formate vėl turim nurodyti, kas bus nikas, kas bus messages. Taip šiek tiek keistai atrodo, bet priprasime. Ir paskui nurodom, kad tą žinutės eilutę padarytų gražesnę. Saugom, pabandom. Veikia. Dar vienas burtas. Čia galim, kad nekartoti nick lygu nick, padaryti tokį dalyką. Locals. Locals reiškia yra vietiniai kintamieji, jie irgi saugomi kaip žodynas, tai yra poromis, raktas yra reikšmė ir dar dvi žvaigždės reiškia, kad jos išpakuoja ir surašo tiesiogiai į skliaustelius, tarsi nick lygu. Ta patį padaro, ką mes būtume tenais parašę. Ir irgi veikia. Tai štai, ačiū uždėmesį.